Tai sveiki atvykę į Latga autorių virtuvę, sėkmės receptai su Ignu Miškiniu. Pradėsim iš tikrųjų ne nuo sėkmės receptų, o to, kas veda link jų, autorinių teisių. Šį vakarą moderuosiu aš, Jorija Navičiūtė, esu kino režisierė ir žurnalistė. Mokiausi akademijoje ir pirmą kartą pagaliau atkeliavau pas jūs, tai labai smagu. Bet pirmiausia, kol pradėsim diskusiją, norėčiau pristatyti jums Latga direktorę Laurą Baškevičienę. Įžanginiam žodžiu. Sveiki visi. Skaičiau neseniai Oskaro Koršunovo postą, kad Aukštuomenė susirinko į premjerą filmo Pietinė kronikas, pasipuošę treningais, tai aš irgi bandžiau čia į tą temą pataikyti. Apsirengiau Latga treningą. Nežinau, ar turiu bendraminčių. Tai pirminė renginio dalis susidės iš tokių praktinių dalykų, teisinių dalykų. Čia daugiau jau Latga virtuvės reikalai. Tai apie teisinius dalykus plačiau pakalbės Radvilė Beliauskienė, mūsų teisės skyriaus vadovė, ir Vilma Juraškienė, audiovizualinių kurių poskyriaus vadovė. Latga turi arti 900 audiovizualinių kūrinių autorių. Ir kol kas administruojame 2 teises, greitų metų pradėsim administruoti 3 teisę, kas reiškia, kad tos teisės generuoja pinigus autoriams. Ir grinai audiovizualinių kūrinių autoriams dirba iš principo 2 žmonės, tai yra Vilma ir jai talkina Lina Sakalauskaitė, kuri labai gerai įsiliejo mūsų kolektyvą. Ir ačiū tau už aktyvę veiklą ir ambasadorystę už Latga ribų. Tai visada kreipkite su tam tikrais klausimais iš šios žmonės. O antroji renginio dalis, tai pagrindinis svečias šios autorių namų virtuvės bus Ignas Miškinis, režisierius, Latga narys, tuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Taip jau sutapo, kad tas filmas pasirodė, tarsi vainikavo mūsų autorių namų virtuvės, nes pirmoji autorių namų virtuviai dalyvavo Andrius Mamontovas, kurio muziką girdėsime filme. Antroji autorių namų virtuviai savo sėkmės receptais dalinosi Rimantas Kmita, pagal kurio knygą ir pastatytas filmas. Na ir šį vakarą daugiau apie savo sėkmę, savo filmo sėkmę, kūrybinius dalykus papasakos pats režisierius. O aš tai prisipažinsiu, to filmo dar nemačiau ir žadu tą padaryti artimiausiamis savaitėmis. Manau, irgi rasiu kažkokių artimų dalykų savo ir pažįstamų, kiek teko skaityti atsiliepimų ir žurnalistų straipsnių apie filmo garso takelį, apie problematiką keliamą filme. Tai kiek perskaičiau, tai man turbūt bus aktualu, kas susijęs su muzika. Tai taip net juokiausi viduj. 1990 metais man buvo 7 ir aš buvau ta, kuri ėjo į Vilniaus univermagą pirkt kasečių, tiek Metallicos, tiek pamenu ir Too Limited buvo ten. O kai tėtis pirko garso grotuvą, tai pardavėjas demonstravo grotuvo garso galimybės, leisdamas Metallicos Nothing Else Matters gal kokį 10 kartų. Tai tuo metu tas gabalas tikrai buvo einamas, liaudiškai tariant. Bet žinoma, gal apie visus tos dalykus ir niuansus papasakos pats režisierius ir jūs išgirsite iš jo lūpų. Tai tiek turbūt. Taip, ačiū labai Laurai. Toliau norėčiau pakviesti, kaip nežinau, į sceną, vėliau diskusijoje dalyvausiančias ir apie autorių teisės kalbėsime. Tai Latga audiovizualinių skyriaus kūrinių poskyrio vadovė Vilma Juraškienė ir teisės skyriaus vadovė Radvilė Beliauskienė. Taip, tai iškart pradedam nuo klausimų? Tai sveiki. Aš trumpai gal apie skyriaus veiklą. Gerai. Tai nelabai matau auditorijos, bet sveiki visi susirinkę čia į laikinai įsikūrusią Latga autorių virtuvę. Tai audiovizualinių kūrinių virtuvėje, patikėkite, verda tikrai daug reikalų, bet neišsigąskite, apie visus nekalbėsiu. Aš visus tos reikalus šiandien sudėjau vieną tokią antraštę.
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių kolektyvinis administravimas. Štai ir turime 4 pagrindinius dalykus, apie kuriuos sukasi Latga veikla audiovizualinių kūrinių srityje. Tai apie juos aš taip trumpai prabėgsiu. Tai visų pirma apie audiovizualinius kūrinius. Iš paties termino, iš pavadinimo kartais kyla nemažai nesusipratimų, nes vieni žmonės pamato tik audio ir galvoja, kad čia viskas apie muziką. Kiti pamato tik tai gabaliuką žodžio vizualiniai ir galvoja, kad čia yra viskas apie paveikslus, fotografijas ar skulptūras. Aš ir pati norėčiau ir turbūt būtų daug geriau vartoti terminą kinas. Bet tai nėra vien filmai, nes tai yra ir televizijos laidos, ir serialai, ir muzikiniai vaizdo klipai. Tai yra kūriniai, kuriuos matome ekranuose. Tai visas šias audiovizualinių kūrinių rūšis mes ir administruojame Latgoje. Aš gal bendrai vartosiu terminą filmai, bet tai galioja ir kitiems audiovizualiniams kūriniams. Tai filmą kuria paprastai didžiulės komandos, bet ne visi komandos nariai įgyja teisės į tą filmą sukurtą jau. Ir Latgos nariais neatsitiktinai gali būti tik režisierius, scenarijaus arba dialogo autorius, operatorius, dailininkas ir muzikos sukurtos specialiai audiovizualiniam filmui, šiuo atveju autorius. Tai čia nėra tai, kad Latga išsigalvojo, taip yra todėl, kad įstatymas suteikia teises į audiovizualinį kūrinį tik šių specialybių autoriams. Tai pažiūrėkime, kokiasgi tas teises įstatymas suteikia minėtų specialybių autoriams. Tai teisės yra dviejopos. Vienos yra neturtinės teisės, tai teisė į autorystę, į kūrinio neliečiamybę, į autoriaus vardą. Jos yra neterminuotos, neperdodamos ir galioja visą laiką. Bet jos yra tokios daugiau apie garbę. Bet vien iš garbės sotus nebūsi, bet tai neišsigąskime, įstatymas numato ir turtinės teisės. Va, turtinės teisės jau yra apie pinigus ir apie atlygį. Turtinės teisės reiškia išimtinę autorių teisę leisti arba uždrausti tam tikrą kūrinių panaudojimą, tam tikrus jo būdus, tokius kaip kūrinių atgaminimas, platinimas, išleidimas, subtitravimas, dubliavimas, vertimas, transliacija, rodymas kino teatruose, viešas atlikimas, jeigu pagal įstatymą, transliacija, minėjau, ne. Ir, žodžiu, tų teisių tikrai įstatymas suteikia gana nemažai. Ir pažiūrėkime, mes dabar turime bent 5 autorius prie vieno filmo, gana nemažai teisių ir visos jos priklauso visiems šitiems bendraautoriams į vieną ir tą patį filmą. Tai čia būtų praktikoje susiduriama su didžiulė problema, kaip išleisti tą filmą į gyvenimą ir uždirbti pinigų. Kad procesas būtų paprastesnis, įstatymas, kai aš sakau įstatymas, tai yra autorių teisų ir gretutinių teisų įstatymas. Įstatymas supaprastina visą situaciją, numatydamas, kad kai autorius pasirašo sutartį su prodiuseriu ar gamintoju audiovizualinio kūrinio, jis perduoda visas savo turtinės teises gamintojui. Taip pat įstatymas įpareigoja gamintoją už tai, kad jisai gali naudotis autorių teisėmis ir savo nuožiūrą disponuoti filmu, įpareigoja gamintoją mokėti autoriams atlyginimą už kiekvieną perduotą teisę atskirai. Ar būna tai praktikoje? Problema ta, kad gamintojas paprastai sumoka autoriui vieną fiksuotą atlyginimą ir toliau, kai jau filmas uždirba pinigus, su autoriumi nebesidalina. Tai esant tokiai situacijai, kai autoriai kaip ir nebeturi tų turtinių teisių, kurias iš pradžių įstatymas suteikia jiem, Latga neturi ką administruoti. Tai nepaisant to, 2005 metais Latga įsteigė audiovizualinių kūrinių skyrių ir mes pasinaudojame tokią mažą galimybę, mažų langelių veikti šioje srityje. Ir tai buvo tas langelis, kai įstatymas numatė privalomą kolektyvinį autorių teisų administravimą tam tikrom teisėm. Tos teisės buvo 2.
ir mes ilgą laiką administravome tik šias 2 teises. Privalomas kolektyvinis administravimas reiškia, kad naudotojai gali gauti leidimą naudoti filmą tik tai iš Latgos, jeigu tai yra Latga atstovaujami autoriai, ir atlyginimą mokėti per Latgą ir autoriai gali gauti tik iš Latgos. Tai tos 2 teisės, taip visų turbūt jau gerai žinoma, taip vadinama tuščia laikmena, tai yra teisė gauti kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir kita teisė yra retransliacijos teisė, tai praktiškai tai yra ta teisė, už kurią moka kabelinių tinklų operatoriai, tokie kaip Cgates, Telia, Init, jeigu dar yra, už tai, kad jie retransliuoja televizijų programas, tokias LNK, LRT ar bet kurią paėmus, kad ir užsienio programą. Ir už tai jie moka autoriams atlyginimą per Latgą. Bet situacija keičiasi. Latgai pavyko iškovoti, kad įstatyme būtų įtvirtinta neatšaukiama ir neperdodama autorių teisę gauti atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą susijusi su tomis teisėmis, kurias jie pavedė administruoti Latgai. Tai praktikoje tai reiškia, kad nepaisant to, kad gamintojas ir toliau perima jūsų teisės, jos priklauso jam, autoriams išlieka teisė gauti atlyginimą, kurį surenka Latga. Ir dėl tokios palankios įstatymo nuostatos mes jau pasirašėme pirmąją sutartį dėl atlyginimo už transliaciją audiovizualinių kūrinių autoriams ir tai yra sutartis su LRT ir atlyginimas jau yra mokamas ir už LRT transliaciją, ir už LRT plus. Ir dar ši sutartis dengia LRT VOD platformą, turbūt taip video on demand, tai video pagal pareikalavimą už LRT Epiką. Taip pat vyksta dėrybos ir su kitomis VOD platformomis. Tai prošvaišių yra, kad situacija gerės. Be to mes pradedame rinkti, jau kovo mėnesį pradedame pasirašinėti sutartis su viešbučiais dėl atlyginimo mokėjimo už kūrinių viešą paskelbimą viešbučių kambariuose, naudojant televizijos transliacijas. Be to, tie gerieji mūsų kabelinių tinklų operatoriai, kurie nuo seno moka už retransliaciją, dar papildomai jau pradėjo mokėti už retransliaciją papildančias paslaugas, tai už įrašytą turinį, užrašytos TV turinį, už atsisukimą, time shiftas, ketchupas, gal labiau girdėti terminai. Tai tokia yra Latgos veikla, tiek naudų autoriams. Tai jeigu jums kyla klausimų, ką daryti, kad galėtumėte pasinaudoti tomis naudomis, tai viskas labai paprasta. Tapkite Latga nariais ir registruokite savo kūrinius. Nes mes galime išmokėti atlyginimą tik už registruotus kūrinius. Ir kai užregistruojate, jeigu jūsų kūriniai yra naudojami ne tik Lietuvoje, bet dar ir užsienyje, tai ta registracija galioja ir kitose šalyse, nes tie filmai pas mus užregistruoti atsiduria tarptautinėje audiovizualinių kūrinių duomenų bazėje IDA ir jie naudojasi viso pasaulio tokios Latgos, paskirstydamos atlyginimą autoriams. Tai apibendrinant, aš gal jau nebeišsiplėsiu, trumpai, jeigu jūs kuriate filmus, serialus, laidas, muzikinius klipus ir tie kūriniai yra rodomi per televiziją, VOD platformose ar kino teatruose, pasinaudokite tuo, kas jums priklauso. Registruokitės Latgoje, registruokite kūrinius ir gaukite atlygį už jūsų kūrinių naudojimą. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū labai, kad taip aiškiai paaiškinat filmą. Ar tikrai aišku? Man tai aišku, bet vėliau bus galimybė paklausti klausimų. Tai jeigu kažkas buvo neaišku, galite įsidėmėti dabar tos klausimus. Nežinau, Radvilė, ar norėtumėt kažką pridurti? Ne, aš įžangos tokios didelės neturiu ir aš lauksiu jo klausimų iš tavęs ir iš auditorijos, aišku, atsakysiu, kas rūpi. Gerai, tai pradėsiu. Tai pirmiausia, pakalbėsime apie santykius su bendraautoriais, kūrinių registraciją ir dirbtinį intelektą.
Tai pirmasis klausimas būtų, dirbau prie filmo kaip režisierė, pavyzdžiui, studijavau akademijoje, sukūriau filmų ir jų niekada neužregistravau Latgoje. Tai ar šiems kūriniams yra taikoma teisų apsauga? Tai taip, tai čia šiek tiek teorijos bus, vėlgi pagal tą patį įstatymą, kurį Vilma minėjo, čia iš esmės yra autorių teisų Biblija ir jūs gal kaip autoriai irgi rekomenduočiau bent vieną kartą pavartyti tą įstatymą, nes ten yra surašytas visas teisės, kas su jom atsitinka ir taip toliau. Tai pagal įstatymą Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje ir daugelį kitų pasaulio šalių, autorių teisės į kūrinį atsiranda kūrinį sukūrus, nuo kūrinio sukūrimo momento. Tai reiškia, kad kūrinio registruoti kažkur tai tam, kad tos teisės į kūrinį atsirastų, jums nereikia. Jūs jį sukūrėte, jūs tampate kūrinio autoriumi, kūrinys priklauso jums, teisės į kūrinį irgi priklauso jums. Tai ta registracija, kuri yra pas mus, pavyzdžiui, ar kitose autorių teisų kolektyvinio administravimo organizacijose, jinai yra reikalinga ne tam, kad atsirastų teisės į kūrinį, o tam, kad autorius būdamas organizacijos narys, užregistravęs kūrinį, gautų autorinį atlyginimą už tas teises, kurias organizacijos administruoja. Tai apie tą registraciją Vilma šiek tiek jau papasakojo. Jis yra reikalinga, mes naudojamės ją, tie kūriniai, jie atsiranda užsienio bendrijose, jos mato tas pačias registracijas, kurios padaromos yra Lietuvoje, užsienyje. Tai, kaip minėjau, teisės atsiranda nuo sukūrimo momento, o registracija yra toks administracinis momentas, kuris reikalingas mums žinoti, kad yra toksai kūrinys, kas jo yra autoriai, kaip jie pasidalina tarpusavį autorinį atlyginimą ir kiek kartų filmas yra kur rodytas ir kad mes surinktume ir išmokėtume autorinį atlyginimą teisingai. Vilma, ar turit ką papildyti? Ne, aš galiu galbūt pasakyti, kad nebijokite tos registracijos, paties to proceso, nes tai nėra labai sudėtinga. Mes renkame informaciją apskritai apie kūrinį, kada pagamintas, kokie pavadinimai, originalūs, vertimai, kokia jo trukmė, tai yra svarbu, nes paskirstime dalyvauja filmo trukmė ir kartai, skaičiuojasi atlyginimas algoritme pagal šitos duomenis. Ir labai svarbu, aišku, kad būtų visi bendraautoriai nurodyti ir būtų gerai, kad jūs, kol dar dirbate prie filmo, susitartumėte, kaip visi bendraautoriai dalinasi tą 100% atlyginimo tarpusavyje. Nes jeigu jūs nesusitarėte, tai mes tokį turime by default procentuotę, jinai yra prie mūsų paskirstimo taisyklių, bet galbūt ne visada yra teisinga, nes, pavyzdžiui, režisierius vaidybinė filme gauna pagal mus didžiausią procentą atlyginimo, bet jeigu ten, kaip šio filmo atveju, galbūt Igno labai svarbu yra scenarijus, tai galbūt autoriai susitartų, kad scenarijus turėtų gauti daugiau. Tai čia labai individualūs atvejai, bet mes taikome automatiškai, jeigu autoriai nesusitarė kitaip. O aš turiu gal klausimą nuo savęs, kaip vyksta tie susitarimai tarp autorių? O tai čia mes galime paklausti, kaip vyksta. Čia gal reikėtų Igno paklausti, kaip jisai susitarė su savo bendraautoriais. Bet šiaip iš esmės, tai vėlgi, aš kadangi teisininkė, tai įstatymas sako, kad bendraautoriai turėtų tarpusavę pasirašyti kažkokį tai susitarimą, kuriame būtų aiškiai įvardinta, kas ką padarė ir kokia dalis pinigų turėtų už tą tekti tam bendraautoriui. Ir filmas yra labai sudėtingas kūrinys, iš esmės turbūt pati sudėtingiausia kategorija autorių teisė yra audiovizualinis kūrinys, nes kaip jau Vilma prieš tai minėjo, kad bendraautoriai yra netgi 5, gali būti scenarijaus autoriai 2, tai vėlgi daugėja žmonių, ar ne? Ir tos teisės, jos turi būti kažkaip tai pasidalintos tarpusavyje ir tas autorinis atlyginimas irgi. Tai raštu susidarus viskas yra aišku. Galime duoti šabloną. Bet čia eina kalba tik apie autorinės teisės, kurias administruoja. Ne, bet jūs ir tarpusavyje bendraautoriai, jūs galite laisvos formos kažkokią tai sutartį pasirašyti, kurioje aiškiai įvardinsite, kas yra kas. Ir tai irgi yra, iš tikrųjų, įstatymas ir sako, kad bendraautoriai turėtų tarpusavėje turėti kažkokį tai susitarimą. Tai geriausia, kad būtų fiksuota raštu. Užsienio praktikoje yra netgi taip, kad tai yra kaip priedas, tas autorių
pasidalimas procentais autorinio atlyginimo, to 100% išsidalimas tarpusavyje yra kaip priedas prie sutarties su gamintoju. Prodiuseriu. Tarptautinis terminas prodiuseris. Tai netgi gali būti taip, kad jūs pasirašote kaip priedą. Ir taip pat yra įsipareigojimas, pavyzdžiui, prodiuseriui registruoti jau sukurtą filmą autorių teisių organizacijose. Kitur prodiuseris prisiema tą įsipareigojimą, bet mums gali registruoti bent vienas žmogus iš komandos ir visiems kitiems jau nebereikia dubliuoti. Ir aš tikrai žinau, kad autoriai, jie visą laiką labai purtosi popierių, ar ne? Čia biurokratija, kam tos sutartys reikalingos, čia mes draugai, gera komanda, bendraujam visi. Bet tikrai, žinokit, labai mes esam turėję tokių atvejų, kai ateina tie draugai kažkokie, kurie susipyksta ir tada nebeatsidalina, kas kam priklauso. Tai kad ir kokie geriausi draugai būtumėt, jeigu dirbat kartu, tai išlaikyti tą darbo etiką reikėtų ir susiregistruoti. Kartais reikia žinoti, ką turi išlaikyti. Taip. Kokius žurnalistai, gal dėl to dabar ir skambam, kad bent šiek tiek suprasti, nes Taip. tikrai menininkam nelengva yra. Tai mes turime paruošę šablonus, tai reikia pildyti. Reikia tapti Latgos nariais, paskambinti, paklausti. O registruoti galima internetu, greitai bus per mobiliąją programėlę padaryta. Galima popierinę formą užėjus, pakonsultuosim ir visą kitą, arba galima atsiųsti tą šabloną, kurį nufotografavę parsiųsite. Ir aš žinau, kad tikrai didelės filmų produkcijos, jos turi kažkokį vieną atsakingą asmenį ir ne asistentą kažką, kuris galėtų būti tas atsakingas žmogus, kuris sužiūri visą popierizmą, kad režisieriui ar ten scenaristui ar kažkam nereikėtų vaikščioti tarp savo kolegų ir su popieriu kišti pasirašyti. Tai. Šiek tiek aiškiau, bet kadangi turime ribotą laiko kiekį, prie kito klausimo, tai kurdamas filmą naudojau dirbtinį intelektą. Tai ar aš galėčiau vadintis to filmo autorę, kokiais atvejais galėčiau, kokiais ne? Čia yra labai aktuali tema šiais laikais ir iš tikrųjų labai sudėtinga tema, nes atsakymų 100% niekas neturi, nei mes, nei mūsų kolegos užsienyje ir panašiai. Bet čia esmė yra ta, kad reikėtų tiesiog turbūt atriboti du tokius momentus, kad ar dirbtinis intelektas yra tau kaip įrankis ir asistentas kažkam tai, ar ne, kad tu pasinaudoji, idėjai kažkokia ir tu tada gavęs rezultatą jį išvystai, pritaikai savo, pakeiti, pridedi daug darbo prie to, tai tu tą naudoji kaip įrankį, tušinuką, nežinau. Tai tada taip, tu tarsi esi to kūrinio autorius, bet jeigu tu įrašai, užduoti kažkokią, tai gauni, reikia tau scenarijaus ar neįrašai temą, veikėjus kažkokius ir gauni pilną scenarijų ir tu su juo dirbi toliau, tiesiog tokį ir naudoji, nieko nekeisdamas, nepridėdamas savęs, kažkokių tai savo idėjų nebenaudodamas tame, tai jau tarsi nebe tavo kūrinys yra. Tai jau yra dirbtinio intelekto programa sukurtas kažkoks tai, sugeneruotas objektas, tai jau net nėra kūrinys. Nes vėlgi tas pats įstatymas, jisai sako, kad autorius gali būti tik tai žmogus, mašina, programa, dar kažkas autorius negali būti. Tai reiškia, kad programos generuotas dalykas jis irgi nebus laikomas kūriniu. Tai va, kur tą ribą nustatyti, vėlgi atsakymų mes neturim. Čia turbūt kiekvienas autorius, jisai turėtų įsivertinti ir žinoti, kiek jisai papildomo darbo ir minčių pridėjo nuo savęs, kad tai būtų ne mašina kažkoks sukurtas daiktas, o jo minčių išraiška, jo intelektualinės veiklos rezultatas. Bet, sakykime, matau dabar, kad būna dirbtinio intelekto filmų festivaliai, arba buvo, man regis, Lietuvoje Antano Skučos sukurtas filmas. Tai kaip su tokiais atvejais, nežinau, ar teko susidurti? Vėlgi tokie kūriniai labai vertinamasis kriterijus turi būti didelis. Ar tai iš tikrųjų yra kūrinys, tikrai sunku pasakyti. Jeigu tai vien tik tai dirbtinio intelekto sukurtas, tai neturėtų būti laikoma kūriniu. Bet
atsakymo tokio, kad mes visi teisininkai žinotume ir turėtume kažkur tai ar kažkokioje ES direktyvoje ar nacionaliniuose teisės aktuose, jo parašyta nėra. Tai yra grinai interpretacija ir kūryba šitoje vietoje ir net ir iš teisės pusės. Praktikoje mes jau turime atvejų, kai mums registruoja filmą ir nurodo, kad scenarijaus autorius dirbtinis intelektas. Taip, bet praktikoje, ką mes darome tokiu atveju, dirbtinis intelektas nėra autorius, tai iš scenarijaus procentas yra išdalinamas visiems kitiem autoriam proporcingai jo daliai ir scenarijaus tiesiog nėra autorius. Įdomu, kaip su animacija ir su muzika, sakykime, tu gali galbūt su dirbtiniu intelektu muziką susikurti. Gali, bet vėlgi klausimas, kiek tu pats paskui tą modifikuoji dalyką, ką gauni iš dirbtinio intelekto programos. Ar tu tai būtent tokį rezultatą ir naudoji kaip, nežinau, melodiją, ar ne tik tai savo žodžius sukuri. Tai tu žodžių autorius jau esi, tai yra, žodžiai yra kūrinys, muzika tokiu atveju nebūtų laikoma kūriniu. Arba jei negaliotų autorių teisių apsauga, tarkim taip. Ir, tarkim, autorinis atlyginimas automatiškai gaunasi, kad už tą dalį irgi neturėtų priklausyti dirbtinio intelekto programai. Supratau. Matyt, šitas klausimas reikalautų atskiro renginio. Taip, ir daug yra iš tikrųjų diskusijų labai ES lygmenių, kaip išspręsti šitą problemą, kaip sukurti tos ir atlyginimo modelius, kaip juos pritaikyti, šiuolaikiniam pasaulyje, ar ne, kur dirbtinis intelektas turbūt vis daugiau ir daugiau žmonių, autorių naudosis juo tam tikrame lygmenyje. Tai sprendimai kažkada turi būti ir mes tikimės, kad jie bus greičiau negu vėliau. Suprantu jūs. Bet kaip tik laikas, kaip žinoma, nėra stiprioji mano dalis. Bet pamėginsiu įdėti prie sekančio klausimo. Tai sakykime, kuriu filmą ir noriu panaudoti Queen dainą, nebūtinai originalią versiją, galiu tiesiog paprašyti draugo pagroti kažkokią jos versiją pianinu. Tai ar aš galiu gauti leidimą iš Latgo? Kaip vyksta tokiu atveju? Ne, tai leidimas tokiu atveju gaunamas yra ne iš Latgos, nes vėlgi, jeigu grįžtam, atsisukam į įstatymą, įstatymė yra teisė aranžuoti, pakeisti, perdirbti kūrinį, tai va tas perdainavimas būtų kūrinio aranžuotė ir tam yra reikalingas autoriaus sutikimas. Sutikimą gali suteikti ne Latga, ne kažkokia kita organizacija, o tik tai pats autorius. Tai reiškia, kad jeigu jūs naudojat Queen dainą, ją perdainojat ar ne, ieškot Queen teisių turėtojų, kreipiatės į juos raštu, laukiat atsakymo ir tada jau naudojat kūrinį. Aišku, dažniausiai prašo suderinti tą pakeitimą, aranžuoti, ar jinai tinkama, netinkama. Ir tokiu būdu kiekvienu kūriniu, muzikinio kūrinio atveju galioja ta pati taisyklė, kad privaloma suderinti naudojimą su teisų turėtojų tiesiogiai. Ačiū labai. Ir kaip apskritai reikėtų gauti leidimą dainai? Kokie būtų keliai, kad ir originaliam takeliui? Tai čia vėlgi, nežinau, gal Igno reiktų klausti, kaip jie tvarkėsi tos leidimus praktikoje, bet šiaip iš esmės tai Google is your friend, ar ne, ieškai teisų turėtojų. Dažniausiai būna tai leidybinės kompanijos, gali būti kažkokie tai atskiros kompanijos administruojančios tik tai to grupės ar atlikėjo ir autoriaus kūrybą. Tai tiesiog ieškote informacijos internete. Kartais mes turime informacijos, bet ne visą laiką mums galima paskambinti, parašyti. Tiesiog ieškojimo būdu. Ir tada randi, kreipiesi raštu. Viską reikia derinti raštu. Žodžiu, susitarti gali, bet tu, jeigu iškils kažkoks ginčas, tu niekada neįrodysi, ką tu šnekėjaisi su kažkuom, tai dėl to reikia visą laiką turėti patvirtinimą raštu, elektroniniu paštu, kad aš kreipiausi, man atsakė, man leido arba man neleido. Ir taip ir vyksta derinimas. Dažnai užtrunka jisai tikrai ilgai ir šiaip skeptiškai dažnai sako, kad ar tikrai man ten koks Billy Idolas atrašys. Tai taip, atrašo. Tai nereiškia, kad atrašo kitą dieną ar po savaitės, gali atrašyti po 3 mėnesių, bet taip. O jeigu neatrašo, tai reiškia, kad atsakymas yra ne.
Taip, o gal galėtumėt pakomentuoti, kokio kontakto reikėtų ieškoti, ar tiesiog bandai, kažkas tave tikėsi, kad nukreips, kas yra tas teisų turėtojas, Teisų turėtojai gali būti autoriai, tai yra, jeigu apie muzikos kūrinį kalbam, yra teksto autorius, melodijos autorius, taip pat yra leidėjas, leidybinė kompanija, tai paprasčiausiai yra rasti leidybinę kompaniją ir tada jinai gali nukreipti, kur reikia. Supratau. O jeigu nežinot, kas yra autoriai, jeigu nežinot, kas yra leidybinė kompanija, tai galit mums parašyti, mes dažniausiai šitą informaciją turim praktiškai visada. Tai gali būti čia pirmas toks žingsnis kreiptis į mus. Aš pati esu dirbusi prie vieno lietuviško filmo, manęs paprašė surasti kontaktus tam tikrų lietuviškų dainų autorių, tai aš prisimenu, aš tą skambinau Latgai ir prašiau tų kontaktų ir ten skambinau Hiperboliai. Tai toks buvo darbas. Taip, bet čia turbūt buvo prieš daug metų, kai mes... Prieš 5 ar ten 8 metus kontaktus būdavo žymiai lengviau gauti, nes negaliojo jokie asmens duomenų apsaugos griežti reikalavimai ir taip toliau. Tai jo, mes tada labai paprastai pasakydavom, duodavom. Dabar procesas nėra toks paprastas, mes turim atsiklausti autoriaus ar teisų turėtojo kito, ar sutinka, kad mes pasidalintume, tai irgi jau užtrunka, tai nebūna taip, kad mes iškart padiktuosim telefoną. Bet padedam surasti kontaktus lietuvių, tai tikrai užsieniečių padedam nukreipti teisingą linkmę, kur eiti toliau. Ačiū, tikrai aiškiau būtų dabar. Ir dar turėjau vieną klausimą iš šios temos. Sakykime, filmuoju dokumentiką ir užfiksavau ten mano herojus, nežinau, ar bare, ar mašinai kažkur taksi važiuoja ir skamba kažkokia daina. Tai ką tada daryti? Tai lygiai tas pats. Vizualinius ar apie muziką? Ne, bet tai dokumentika. Ne, tai čia, bet tai yra, jo, bet tai taisyklė yra lygiai ta pati, nesvarbu, ar yra meninis filmas, ar dokumentinis filmas, ar yra laida kažkokia. Jeigu fone skamba muzika, leidimas yra reikalingas. Jeigu fone matosi paveikslas, leidimas irgi yra reikalingas. Tai bet koks kūrinys kito autoriaus, kuris patenka į audiovizualinį kūrinį, į filmą, laidą, į kas ten dar gali būti, jau nebeatsimenu, į muzikinį klipą, viskam yra reikalinga su visais susitarti ir susiderinti, kad galima būtų naudoti. Ir kad ir kaip atrodytų sudėtinga ieškoti autorių ir susiderinti, yra žymiai paprasčiau, negu paskui aiškintis, kodėl tu neatsiklausai ir turėti problemų. Dabar gal perėsim prie santykių su prodiuseriais. Gal kas nors turi klausimų temomis, kur dabar kalbėjome? Ar kažkas buvo neaišku? Turi. Ignas, taip, ar ne? Įdomu. Pats taps moderatoriumi. Labadiena. Jo. Tokia situacija. Be abejo, kad viską reikia raštiškai patvirtinti, pasirašyti. Bet jeigu teisių turėtojas yra pats autorius ir jis ne visada būna adekvačios būsenos. Kaip čia, nežinau kaip paaiškinti. Žodžiu, ir jeigu prodiuseris jam skambina ir jis sako, imkit ir darykit jūs, ką norit, nieko aš nepasirašinėsiu. Tada dar kart prodiuseris bando susiekti, sako, klausykit, aš jau sakiau, imkit, darykit jūs, ką norit su mano ten paveikslais, muzikom, viskas. Tik atsiknyskit nuo manęs. Ir prodiuseris, pavyzdžiui, antrą kartą, kai skambina, jis įrašo šitą pokalbį. Ar tai kažkaip padės nuo katastrofos? Manau, kad taip. Tik tai vėlgi, kad tu įrašinėjai žmogaus pokalbį, reikėtų informuoti, kad dabar įrašyti. Tai ten jo, bet tai dažnai tas, kad mes įrašinėjom kažką, jo, tai ten dar būna pažerta grasinimų. Be abejo, nors ir sako įstatymas rašo, kad reikalinga rašytinės sutartis, bet koks įrodymas, kad tu susitarėjai, jisai visą laiką gelbėjo nuo katastrofos daug didesnės. Tiesiog būna jautrių autorių ir aš manau ir studentai kartais susiduria su kokiais nors rašytojais ar kuo. Nes vėlgi, jeigu tas autorius, kaip sakai, kad neadekvatus, ar ten imkit ir naudokit, nežinau, kartais būna, po 10 metų galbūt jisai visiškai pakeis gyvenimo būdą ir tada jisai nebeatsimins, kas ten vyko tada tais laikais. Tai jis gal ir po savaitės jau pakeis būdą. Jo, gali turėti pretenzijų iš tikrųjų ir tada aiškintis ir bandyti jam pasakyti, kad klausyk susitarėm, gali būti sudėtinga tikrai. Tai
kažkoks įrašas. Nu, bent jau. Gerai. Ačiū. Geriau mėginti tartis raštu, bet raštu informavus, kad rašiniai pokalbį, rašyti pokalbį. Nu taip, reikėtų informuoti tikrai. Supratau, ačiū. Ar dar kas nors turėtų šią temą klausimų? Žilvinas, YouTube'ai, jeigu administruoja Latgas, ar su YouTube'ai platforma nieko neturi bendro? Taip, mes turim sutartį viešam kūrinių paskelbimui. Kol kas toje sutartyje yra tik tai muzikos kūrinių administravimas. Tai YouTube'as moka autorinį atlyginimą autoriam per Latgą už viešą kūrinių paskelbimą. Taip. O jeigu plokštelė yra paskelbta kanale nežinomo, nesutikus autoriams, yra visas diskas įkeltas į kanalą. Tai ką autorius turėtų padaryti, tada prie kiekvieno video YouTube yra kleimo forma, kurią reikėtų užpildyti, kad yra pažeistos autorių teisės ir tie video yra išimami. Ne su jumis čia? Ne, čia yra autoriui geriausia tą daryti yra savarankiškai. Aha, ačiū. Taip, ar dar kas nors norėtų? Jeigu kas vėliau dar bus galimybė, galės sugrįžti, jeigu kils. Norėčiau pereiti prie kitos temos - santykių su prodiuseriais. Taip, tai pasirašiau sutartį su prodiuseriu. Ar tikrai visas teisės turi perleisti prodiuseriui, ar nebūtinai? Tai sutartis, jau tas žodis, jisai sako, kad tai yra sutartis, susitarimas dviejų šalių, ar ne? Ir aišku, prodiuseriai visą laiką sako, kad jiem reikia visų teisių tam, kad jie galėtų tą filmą paskui realizuoti, bet jau kaip mes aiškinom, Vilma pristatė pačioje pradžioje, yra tam tikros teisės, kurios yra privalomai kolektyviai administruojamos. Tai, tarkim, teikiant filmą kabeliniai televizijai, ar vienas iš pavyzdžių kabeliniai televizijai, tai yra retransliavimo teisė. Ir prodiuseris sako, man būtina retransliavimo teisė, kad aš galėčiau kabeliniai televizijai pateikti filmo rodymui. Tai ne visai taip, už tai, kad kiekviena kabelinė televizija, nes tas privalomas kolektyvinis administravimas, jisai yra visose šalyse, tai reiškia, kad televizija tas teises jau automatiškai turi, pasirašydama licenzinę sutartį su kolektyvinio administravimo organizacija. Tai reiškia, kad prodiuseriui tos teisės pasiimti iš autoriaus nereikia. Tai lygiai taip pat ir su kitom teisėm privalomai kolektyviai administruojamom, tų teisių nereikia. Tai kiekvienu atveju reikėtų tartis, ko tikrai reikia tam filmui, kad jį galima būtų rodyti ir plačiai, kad jis būtų plačiai prieinamas visuomeniai ir kurių teisių nereikia, pavyzdžiui. Tai susitarimas yra tarp autoriaus ir prodiuserio. Tad kaip toks pokalbis turėtų vykti? Kaip tie pokalbiai vyksta, Ignai? Lietuvių kalba? Vėliau galėsi papasakoti. Taip. Taip, jo, priklauso irgi nuo šalies, man atrodo. Bet, pavyzdžiui, sudarant sutartį, prodiuseris ten norės iš tavęs visų teisių, bet sakys, kad tau liks autorinės. Tai ką tai reiškia būtent? Klasika. Tai autorinės teisės, turbūt čia turima omenyje autorių teisės, bet kaip aš jau minėjau įžangoje, kad tos teisės gali būti neturtinės teisės ir turtinės teisės. Taip visų pirma reikėtų išsiaiškinti, kokias tas teisės turi galvoje prodiuseris, taip sakydamas, bet iš praktikos aš įsivaizduoju tokią situaciją, kad prodiuseris tarėsi su autoriumi, prašo pasirašyti sutartį, autorius žiūri, sako, bet tu perėmė mano visas turtinės teises, o prodiuseris sako, tai nieko tokio, tau lieka autorinės teisės. Tai tokiu atveju akivaizdu, kad jisai pateikia save kaip tokį geros valios žmogų, kuris palieka tau tavo, tas, kaip aš sakiau, moralinės teises, tos, kurios yra apie garbę, bet pinigai tai lieka jam, turtinės teisės tai yra jam. Tai čia tokiu atveju kalba eina apie moralinės teisės, kurios yra neperduodamas. Prodiuseris jų tiesiog negalėtų perimti, ką jis ten beįsirašytų. Tai čia tikrai nėra tas fair use atvejis. Tai čia Vilma kalba apie tas, kur yra teisė į autoriaus vardą, į kūrinio vientisumą, į autorystę. Tai va čia tos autorinės teisės, kaip sako, kurias kad tau lieka autorinės, tai dažniausiai turima mintis
sutartyje šitos teisės, tai bet jos lieka automatiškai. Čia nepriklauso nuo geros prodiuserio valios. Autorius jas visą laiką turi. Toks gražus pasakymas, kad aš pasiimu tavo turtinės teises, o tau lieka tavo vardas. Tai bet kokiu atveju jis lieka autoriui, tai nepriklauso nuo prodiuserio visiškai. Aišku. Gal dar sugrįžkite už to kabliuko. Gal kažkam šitoj vietoj kilo klausimų, kas norėtų paklausti? Ne? Ir dar būna taip, kad... Ignai. Galima dar. Gali iškart čia atsisės. Gerai, Reikėjo pasišnekėti prieš filmą. Čia apie ateitį. Žodžiu, o teikiant į fondą paraišką, ar prodiuseris visgi kažkaip, ta prasme, kokia atsakomybė? Jisai vis tiek turi turėti tas turtinės teisės, ar jis teikiant į fondą kažkaip ten sako, kad va, ten tiek teisių, kaip šitą vietą? Apie kokį fondą? Tarkim, į kino centrą paraiška. Nežinau, reikėtų žiūrėti, kokios ten taisyklės yra tam kino centro tose. Ar čia tik prodiuseris, ar čia daugiau iš komandos kažkas atsako už tai, ką jie čia sugalvojo padaryti, ne? Jo. Jie ten turi tokią paraiškoje grafą turtinių teisių turėtojas. Bet kiek jis to reikalauja, kad prodiuseris turėtų būti perėmęs tas teises? Gali būti turėtojas net ir ne vienas iš tikrųjų. Aš irgi negaliu atsakyti. Ar tada, čia gal reikėtų gilintis, bet man regis, kad tu tik kaip ir žadi, kad padarysi tą filmą. Iki kol gauni finansavimą ir tada pasirašai. Yra ketinimo protokolai visokie. Kažkas tokio. Kaip tai vadinasi kine. Taip, čia galbūt atskira. Susitarimas ar kažkas tai. Atskira tema būtų. Bet jeigu filmo negamina, perėmė visas teises, tai irgi įstatymas dabar jau numato galimybę nutraukti sutartį autoriui. Tai kaip tik buvo klausimas, kad, sakykime, aš sukūriau scenarijų, suteikiau išimtinės teises statyti filmą, arba gal, nežinau, knygą galėjau parašyti, bet nieks nevyksta, tai ką aš galiu padaryti? Tai čia gal apie tai. Tai šiaip paprastai sutartyje su scenarijaus autoriumi prodiuseris įsipareigoja per kažkiek tai laiko tą filmą pastatyti, ar ne? Ar tai įrašoma standartiškai, nežinau, 5-3 metai, nežinau, kiek tai yra, dažniausiai esu mačius 5 turbūt. Ir jeigu per tą laiką po 5 metų, tarkim, nieks neįvyksta, tai tokioj sutartyje, kur tas terminas yra, tas sutartis baigėsi iš principo. Bet jeigu termino nėra, įstatymas sako, kad praėjus 3 metams, berods 3 metai yra įstatymai įrašyti, kad autorius gali nutraukti sutartį, jeigu jis pasirašė išimtinės teises statyti scenarijų, suteikė prodiuseriui, o jisai nieko nedaro per tą laiką. Tai tą sutartį galima nutraukti ir įstatymas tą leidžia padaryti. Tai, bet čia visiškai naujovė ir anksčiau tokios nuostatos nebuvo, jinai atsirado prieš kelis metus tik tai. Tai sakykime, bet aš vis tiek, jeigu taip atsitiktų, aš būčiau to scenarijos autorė ir ten parašytų tas prodiuseris neribotai. Ir nieko nedaro, ar ne? Taip, o kas tada? Tada raštu kreipėtės į prodiuserį, sakote, kad žiūrėk, mes turim sutartį, pagal kurią aš suteikiau teises į scenarijų, bet nieks nevyksta 3 metus. Aš nutraukiu sutartį ir ta sutartis nutrūksta. Ir aišku, terminus reikia išlaikyti ir taip toliau, bet principas yra toks. Nes įstatymas yra aukščiau sutarties ir galioja įstatymo nuostatos, nepaisant to, kas yra sutartyje. Taip, ir šitos nuostatos jos atėjo iš ES direktyvos, tai tos pačios taisyklės galioja Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Jūs kalbat, man pačiai vis kila vis daugiau ir daugiau klausimų. Ateikite svečius. Galiu. Taip, bet galbūt auditorijai kilo klausimų. Nebūtinai Ignai. Užuomina. Auditorija dar pradedantieji kūrėjai, tai jiem labai turbūt neaišku net ko paklausti. Ar kažkas nebuvo aišku, gal kažkaip paprasčiau paaiškintų? Atsiprašau, klausimėlį norėjau, dabar toks aktualus man atsirado. Aišku, kai filmų kūrėjai, aišku, jūs kai kurie dirba irgi kreipiasi reklamų gamintojai. Ir kiek žinau, ten su reklamom truputį kitaip yra, ten kažkaip
reikia tiesiogiai jau vos nekreipti su autoriumi ir ten... Tai be abejo. Ir ten tos vis atsiskaitimai ten jau tiesiogiai, ne per Latgą eina jau. Ne, per Latgą. Tiesiogiai per Latgą. Latga neadministruoja reklamos. Mes nesuteikėm licenzijos muzikos panaudojimui reklamoje, mes nežinom, ar jūs norėtumėt, kad jūsų daina skambėtų, nežinau, variklių reklamoje, ar ten skelbimo miltelio. Politinės partijos. Ar politinės partijos, tai galite suteikti. Lietuvos draudimas, ten naujas metų laikas, drauduo. Tai jie turėjo kreiptis į jūs ir su jumis susitarti. Ir dabar jie pradėjo antrą kartą leisti, jau pernai jie buvom, viskas tvarkoja. Pasirašėt sutartį su dabar, jais. Kažkaip, aš nežinau, galvoju, jau metai kaip tik praėjo. Ir jie net naujino sutarties. Tai va, įdomu, kas toj sutartyje buvo parašyta, kokiam terminui jūs suteikėte. Tai tada reikėtų į juos kreiptis, vėlgi raštu sakyti, žiūrėkit, sutartis nebegalioja, kodėl jūs. Bet ar jie leidžia tą pačią reklamą? Ta pačia idealiai. Ar buvo tos reklamos rodymo laikas apribotas metais? Reikėtų skaityti sutartį, žiūrėti, kas joje įrašyta ir tada atitinkamai reaguoti, jeigu tenai ta sutartis tikrai pasibaigusi, kreiptis į juos ir sakyti, kad atnaujinkim sutartį, vėlgi papildomai tada autorinis atlyginimas turėtų būti sumokėtas arba tiesiog uždrausti naudoti. Ačiū. Taip. Aš pereisiu prie kitos temos po truputį, santykios su naudotojais, tai čia gal šiek tiek ir bus netoli šio klausimo. Tai aš esu režisierė, ar gali būti mano filmas rodomas be mano leidimo? Tokiu atveju vėlgi reikia žiūrėti, kokią pasirašėte sutartį su prodiuseriu. Paprastai ir įstatymas tai numato, kad visas autorių turtinės teises, pasirašant sutartį su gamintoju, perima gamintojas, prodiuseris, kitaip tariant. Bet įstatymas leidžia susitarti kitaip autoriui. Tai vadinasi, jeigu nėra susitarta sutartyje kitaip, nėra kažkokių išlygų, kad režisierė, šiuo atveju, neperdavė tam tikros teisės prodiuseriui, tai visiškai pakanka naudoti tą filmą su prodiuserio leidimu. Bet jeigu jūs sutartyje prisimenate, matote, kad tam tikra teisė, pavyzdžiui, transliacijos teisės aš neperdaviau prodiuseriui, su ta mintim, kad aš noriu žinot, kokiai televizijai bus duodama teisė rodyti, transliuoti tą filmą ir noriu, kad manęs atsiklaustų, man tai svarbu. Tai tokiu atveju būtų reikalingas ir režisieriaus leidimas. Bet dažniausiai būna taip, kad viską perduoda, nėra jokių išlygų, bet kai pamato, kad filmas atsiduria kažkokioje interneto platformoje, režisierius skambina, mano filmas ten ir ten, manęs niekas neatsiklausia, kaip taip gali būti. Tai žiūrėkite sutartį. Jeigu nėra išlygų, tai gali būti. Užtenka prodiuserio leidimo. Prodiuseris disponuoja filmą. O gal galėtumėte trumpai paaiškinti, kas įeina į tas turtinės teises? Gal kaip jau autorinės, kad paaiškintumėte? Turtinės teises, turtinių teisių sąrašas yra įstatymė numatytas, yra ten 8 ir 9 punktai, jų yra daug. Tai yra teisė viešai atlikti, teisė atgaminti kūrinį, tai yra kopijas padaryti, teisė versti kūrinį, teisė adaptuoti, aranžuoti, teisė transliuoti, retransliuoti, viešai skelbti internete, viešai rodyti. Gal dar kažką pamiršau, nežinau, tai yra visas tas tų teisių sąrašas. Tai reiškia, tos teisės tai yra kūrinio panaudojimo būdai. Tai... Ir kas turi tą išimtinę teisę, tas sprendžia leisti ar neleisti vienaip ar kitaip panaudoti filmą. Ir kadangi jos vadinasi turtinės teisės, tai reiškia, kad jos yra autoriaus turtas, pinigai. Tai sakykime, ar aš galiu pati suteikti, rodyti filmą, kalbant apie komercinį naudojimą, ar apskritai kažkokį filmo rodymą? Kaip režisierė, sakykime. Jeigu tą teisę viešai atlikti filmą, ar jeigu į internetą dedat viešai skelbti internete, jums priklauso ir pagal sutartį jos neatidavėt prodiuseriui, tai tada taip jūs galite tą daryti. Jeigu ta teisė yra suteikta, perduota prodiuseriui, tai tada ne.
O gali ir prodiuseris, ir režisierius turėti tokią? Gali, jeigu taip susitarė sutartį. Tai... Ir dažniausiu atveju, jeigu režisieriui ir pavyktų išsilygti, kad jis neperduoda kažkokios tai teisės, tai naudotojui vien režisieriaus leidimo vis tiek neužtektų, nes prodiuseris dar turi bet kokiu atveju gretutinės teisės į filmą. Tai naudotojui vis tiek dar reikalingas yra prodiuserio leidimas. Čia kalbant apie komercinį rodymą. Nesvarbu. Apie bet kokį Tai aš realiai negaliu be prodiuserio leidimo niekur rodyti savo filmą, nebent tyliai kampe ir Ne. Namuose. Ne, iš tikrųjų, filmo atveju ir ne bendraautoriai ir prodiuseriai, tai yra viena komanda, kuri dirba kartu ir dažniausiai tos teisės įgyvendina kartu. Tai taip, jie yra neatsiejami vienas nuo kito iš tikrųjų. Kai suėjai į kūrybinę komandą, tai tam filmui tu ir esi kartu su tais šalia esančiais žmonėmis. Tai mes čia kalbam apie idealius atvejus. Jo, be abejo, mes kalbame apie idealius atvejus. Nes iš tikrųjų praktikoje tai yra atvejų, kai visa idėja, visa iniciatyva kyla iš režisieriaus. Pavyzdžiui, sukurti dokumentinį filmą, dažnai tai būna. Tai režisierius dega tą mintim, jis nori daryti, jis viską organizuoja, daro, bet dėl kažkokio tai formalumo, ar paraiškos kino centrui, ar dar kažkam reikalingas tas prodiuseris, ta prodiuserinė įmonė. Tai tokiu atveju ir pavyksta režisieriams susitart, kad žiūrėk, tu būsi režisierius, prodiuseris, bet su filmu, aš noriu įleisti gyvenimą, aš noriu jį platinti ir visą kitą, tai prodiuseris netgi ir sutinka, kad aš tai nesivelsiu, tam man nereikia to filmo. Tai jis tada palieka visas teisės režisieriui. Tai yra galimi tokie atvejai. Taip. Ačiū. Tai galbūt paskutinis šansas. Aš turiu klausimą. Jeigu aš kaip režisierė esu neperdavus prodiuseriai jokių teisių, tai prasme mes neturim jokios sutarties, nieko, bet tie audiovizualiniai kūriniai, jie yra rodomi komerciniais tikslais. Ir ten aš kaip režisierė esu įrašyta. Aprašuose. Kiekvieną laidą, tarkim, įsijungus galima matyti. Tai ar aš, pavyzdžiui, galiu kaip režisierė į Latgą užregistruoti tuos kūrinius ir po to jūs jau kolektyviškai atrinktumėt, kiek kam tenai priklauso, nes aš tikrai nežinau susitarimų, tarkim, su ta komercinė, tarkim, televizija, kokie buvo prodiuserio. Bet ar tikrai nieko jūs nepasirašėte? Gal dirbote pagal tarnybinę sutartį, pagal darbo sutartį? Ne. Visiškai jokių santykių. Bet atlyginimą gavote iš prodiuserio? Už darbą. Bet tas atlyginimas nėra įforminta, kad yra už tai. Vėlgi, čia labai sudėtinga situacija jūsų ir mes jau bendravom, ne? Bet aš maniau, kad gal aš tada galiu bent jau Latgoj kaip autorė būti ir gauti tą kolektyvinę. Aš manau, kad taip. Titruose esate. O titruose esate nurodyta? Taip. Tai tada jokių problemų. Jūs galite pati užpildyti mums tą registraciją, nurodyti, kas yra bendra autoriai. O kur jau ta laida yra naudojama, tai mes gauname ataskaitas iš televizijų. Kur jinai naudojama, bet aš tiesiog nežinau proporcijų, kaip prodiuseris yra susitaręs atlyginimo, nes su manim yra nesusitarta niekaip. Tai jau ką jūs susitarėte su prodiuseriu, tai yra jūsų reikalas, taip sakant. O kas eina per asociaciją, per mus, tai mes tokiu atveju, kai nėra susitarimo, kaip dalinatės komandoje viduje atlyginimo, mes taikytume savo automatišką tą procentuoti. Tai va, aš šitą ir norėjau, ar aš galiu užregistruoti tuos kūrinius? Taip, žinom. Taip, gerai. Ačiū. Taip. Ir paskutinis šansas, spaudžia laikas, paskutinis šansas užduoti klausimą. Kas nors? Ne? Taip. Sveiki, ačiū labai už konsultacijas. Mano vardas Goda, aš šiemet filmavau dokumentiką ir mes įsirašėme iš tikrųjų garso takelį, muzikinį kūrinį ir dar herojai važiuojant automobiliu įsirašėme radio laidą BBC netyčia ir kaip ir norėjom naudotis su tais garsais. Tai aš tada susisiekiau su pačiu BBC, kas užtruko ten gal porą mėnesių ir mes tiesiog persirašėm studijoje, nes neišėjo gauti ten tos sutikimo siuntinėjant tos laiškus pirmin atgal, o dėl būtent muzikinio kūrinio kreipiausi į agentūrą, kuri gali kaip ir klierinti tas teisės ir tokių agentūrų yra daug, bet jie minėjo,
Ta suma, bet kuriuo atveju būtų labai didelė, apie 1200 eurų metam vien tik tai festivaliam ir 3 arba 5 metų laikotarpiui. Tai, kaip studentui čia tokia sudėtinga situacija. Sakykit, ar būtų paprasčiau kreiptis tiesiogiai į teisų turėtoją ir būtų gal ten kažkaip tai, manote, kad pavyktų sutarti geresnėm sąlygom? Sunku pasakyti, bet akivaizdu, kad jeigu jūs per agentūrą kažkokią tai kreipiatės, bando tvarkytis, tai agentūra turi savo administravimo mokestį, kuris eina ant viršaus, tai greičiausiai būtų mažiau. Ir vėlgi, jūs kaip studentai yra dažnai geranoriškai žiūrima į studentų darbus, ar ne, ir galbūt būtų kažkoks simbolinis atlygis paprašytas, o galbūt net ir nemokamai. Tai aš manyčiau, kad tiesiogiai kreiptis yra visada geriau. Tai gali užtrukti ilgiau. Ačiū labai. Mūsų atveju buvo jau ta leidybinė kompanija užsidarius ir ten buvo tiesiog perėmę kita kompanija, dėl to sudėtinga buvo. Tai gal, bet iš tiesų manau, kad kitą kartą reikės bandyti kažkaip ieškoti gal. Tiesiog gal kitą kartą galima pabandyti kažkokį kitą kūrinį pagalvoti, ar iš pat pradžių susidėlioti kažkokį muzikinį takelį ir pabandyti, išsiaiškinti, kas yra autoriai, kam priklauso teisės, galbūt tada būtų paprasčiau ir kai kurie kūriniai turbūt atkristų automatiškai, nes būtų tikrai sudėtinga kažką su jais padaryti, gauti leidimus, rasti teisų turėtojus, gal tos pačius. O su kitais būtų paprasčiau. Čia iš tikrųjų apie dokumentiką, tai sunkiau yra, nes jeigu įsirašai jau tam tikrą sceną su garsu, tai tada... Jo, ačiū.